aš nevertas. Aš daug ko nevertas, amžinai neramus. Ir ne vieną tave aš prisimenu kartais, kai brendu naktimi šaltus ir nelaukiančius, tuščius namus. Tu tyra ir šviesi, kaip Poginskio graudus polonezas. Tu pabūk, dar pabūk, ilgesį klajune ugnele, neužgesus. Kas tau yra gėda? Atstumas. Kas tau yra gėda? Atstumas tarp tavęs ir manęs, niekuomet nesusiprastas. Todėl tu tylėk šerpo, kurio neaiškiai man ką daryti, nes tu nesupranti, kas aš tokius. Atstumas tarp tavęs ir manęs, niekuomet nesusiprastas. Atstumas tarp tavęs ir manęs, niekuomet nesusiprastas. Aš negaliu pykt. Aš turiu būti susitaikęs, kad jau man pizda. Pyk dėl tų žodžių, tai žinai, kam čia pykt, jeigu tu nieko nepadarysi. Pyksta duchai. Pyksta tie, kurie tavo bijo pripažinti. Ar tu pyksti ant pasaulio, kad tave tokį padarė vėl? Reiškia, yra šitas pojūtis, kada kažkokiu tai momentu, kada jau vaikai savaime yra kaip vertybė, kaip tavo kažkoks tai objektas, sakykime, laimė, nelaimė, pasididžiavimas. Bet yra dar ta vieta, nuo kurios žmogus galvoja, ar yra prasminga gyventi, sakykime, nemylint. Susireikščinas apokas. Nuleisk sparną, visos fizinio krūvio trūkumas, debiliškos mintys užpisa. Neimk viską taip į širdį. Nesupranti. Jeigu suprasčiau, būtų blogai. Tu niekam negali leisti savęs suprasti. Nes jeigu kiti žmonės supranta, tai reiškia, tu darai kažką blogai. Tu, ta prasme, gali suprasti tik tai save. Bet o kaip santykis? Kaip likti gyvo? Kaip iš viso egzistuoti, jeigu tu neturi kam paskirti savo gyvenimą? Tu negali skirti savo gyvenimo kitiem. Tu neturėtum to daryti. Skirdamas savo gyvenimą kitam, tu jį užkrauni. Tu jam užkrauni atsakomybę už savo laimę. Kodėl tu manai, kad tu turėtum... Kodėl kažkas kitas turėtų būti atsakingas už tavo laimę? Kodėl tu pats nesi savo gyvenimo kalvis? Užkraudamas atsakomybę kitam, tu tampi idiotu. Jisai tampa tik tais daiktų. Mąstydamas apie kitą, tu prarandi laisvę. Tu užkrauni jam atsakomybę. O paskui sako, mane išdavė. Taip, tave išdavė. Tik ne jis, o tu. Geriau siet savo gyvenimą su idėjom, ne su žmonėm. Ar tave yra kada išdavę? Taip. Ar tu šalta? Man nuolatos šalta. Išdavystė yra kaip karstas vanduo mažam vaikui.
Paaugęs, tu turi kiekvienam jį aiškinti, kaip tu jį gavai. Arba niekas net tavęs neklausia. Ir tiesiog jisai spokso į tave. Arba tiesiog niekam jo nerodai. Tu užsidengi savo rankas ilgomis rankovėmis. Niekas apie jį nežino, niekas apie jį neklausia. Tik tai pats tu jį matai veidrodėje kiekvieną dieną. Bet per gyvenimą susitaikai. Kasdienį matai. Ir kasdien užsidedu tą megztinį ilgomis rankovėmis. Iš plieno nulieta. Tu mane supratai? Niekas bet per gyvenimas Gal tu neįgalus kitam? Gal tave vaikystėj mušė? Tu iš vis supranti, kas yra santykiai? Tu jautęs meilę? Tu neįgalus! Tu iš vis žinai, kas yra santykiai. Tu supranti, kas yra meilė. Gal tave mušė vaikystėj? Tu nesupranti, kas yra santykiai. Tu nežinai, kas yra meilė. Tu neįgalus. Tu nežinai, kas yra meilė. Tu neįgalus. Aš pasikėlęs, o tu vargšė karvė. Tu silpna, o aš stiprus. Tu nesilpna, tu nesuprasta. Aš neleidžiu niekam save suprasti. Mes tarsi vidinis monologas, kurio baigtis, vidurio kelias, beprasmis gyvenimas arba savižudybė. Bet aš priimu tave. Mes saike? Dorybei? Taip. Išdaviau. Kartą. Išdaviau. Kartą. Bet aš tau atleidau. Stengiausi. Man pohui tavo mėgstamiausia spalva. Kokias nuodėmes esi padaręs? Kiek kartų klydai? Gali savo atleist. Gali naktį ramiai miegot. Gali save žmogum vadinti. Tu lėlė. Aš žiūriu į sagą. Aš suprantu, kad prieš mane sėdi lėlė, bet ji nesupranta, kad prieš ją žmogus. Kartą aš suku žmogų. Jūs glaustot vieni kitiem plaukus. Aš žiūriu jum į akis.
Bet ką aš apie tave žinau? Nachui mane pasikvies tokį šūdą reikia. Bet aš nesuprantu, ko jūs tikitės iš manęs. Niekada negalėjau matyti tavęs ekstravertiško, arogantiško žmogaus pusėje. Visada maniau, liksi vargšės karvės pusėje. Bet ne visada gyvenimas nukreipia tą linkmę, kurią tikiesi. Ar moki vertinti draugus, gerbti savo orumą ir paprasčiausią meilę žmogui. Aš pati kartais net pradedu tikėti, kad esu tokia. Drąsi, spontaniška, nepaliečiama. Bet kodėl kartais jaučiuosi visiškai priešingai? Kodėl tylos bijau labiau už bet ką pasaulyje? Matydama kitus susimastai, ką aš čia veikiu? Kodėl aš čia? Išvis, kas tas aš? Kuo tas aš taps ateityje? Žmogus įdomus sutvėrimas. Vienintelis vertina savo mintis, bet sveri ne tik savų, o ir kitų naštą. Ką apie mane pamanys kiti? Ar aš vėl per daug sėdžiu savo galvoje? Stop, aš vėl nusišneku. Taip, čia tik aidas mano galvoje. Tai karočią, Gyčiakas kaip raudonų plytų namus. Patikimas, pastatytas gerais pamatais, centras rimtas, stiprus, raudonas, nes nežinau, nachui krūvinas, galingas ir stogas geras, gražus. Viskas. Patyriau per daug dvasinių autoavarijų, kad man rūpėtų. Neleidžiu kitiems išvelgti mane daugiau, nes nieko iš žmonių nebesitikiu ir jiems nieko nebesuteikiu. Dalinuosi santykių su vienatve, plaukiu joje ir nebegaliu iškilti. O gal jau ir nebenoriu. Bijau, kad leisiu savo čia ir paskęsti. Pamažu prisijaukinu tą vienatvės vandenyną. Man čia patogu. Čia gali įsipasakoti, čia bet kokią kainą būsi suprastas ir jai reikės pamestas. Jaunas žmogus visai nesižvalgo, kas vyksta aplinkui, turbūt dėl to, nes žiūri tik į savus interesus ir kitas nesąmonės. Tokia yra žmogaus egzistencijos kaina, bet čia to nepajusi, nes čia visada gali įsipasakoti ir nesvarbu kokią kainą, tu būsi suprastas ir jai net reikės pamestas. Aš gyvenu laisvę, aš pasišventęs savo. Kodėl tu verki? Ar tau skauda būti savim? Kiek metų tu gailėsi savęs? Aš myliu gyvenimą, kodėl tu jo nemyli? Man miela būti, man graži mano mama. Aš be galo užjaučiu jūs puvusius. Viso. Kodėl aš negaliu pasiekti savo lūkesčio? Kodėl mano pasiekimai, atlikti darbai man nepilnavertiški? Kodėl aš nevertinu savo pastangų tik rezultatą? Bet taigi beprasmiška. Vis dėlto žmonės atsižvelgia į rezultatus, o ne dalį savęs atiduoda siekiant jo. Bet jeigu aš pati negaliu to vertinti ir kiti to nevertina, kas gali? Vis dėlto, kas mane iš tiesų pažįsta? Ar kažkada kažkas yra įveikęs tą barjerą gaubiantį mano vidų? Kodėl aš nematau prasmės atsiverti ir taip sustiprinti žmogišką ryšį su kitu? Ar tai iš tiesų beprasmiška? Ar aš tiesiog bijau būti sužalota, nusinuoginus prieš kitą?
Bet ar tas tikrasis ryšys tarp žmonių yra matomas horizonte, neišliejus savo dūšias jiems?